Kartais atrodo, kad pasaulis kažko iš manęs tikisi. Mokytojai primena apie artėjančius egzaminus kas 20 minučių, tėvai po kiekvieno D1 klausia, o kodėl Akvilė ne 10. Aš eilinį kartą negaliu susitikti su draugais, po to žiūriu jų Instagramo story, kaip jie linksminasi ir atrodo, kad pasaulis sukasi be manęs, o aš tik noriu šiek tiek ramybės. Man irgi būna, kad jaučiu spaudimą iš visų pusių. Ir tada yra svarbiausia atsakyti savo, kieno balsas mano galvoje skamba garsiausiai. Ar tai yra tėvų rūpestis, mokytojų kritika, bet dažniausiai tai yra mano pačios lūkesčiai savo. Visi jie yra svarbus, bet svarbiausia yra nepamesti savęs. Jei nežinai, ko nori būti, čia irgi viskas normalu. Dauguma to nežino net suaugę. Svarbu, kad ta nežinia tavęs nestabdytų. Savęs pažinimas eina per veiksmus, bandymus ir gyvenimo klaidas. Kai nepasiseka, aš žinau, kad tai nėra pasaulio pabaiga. Prisimenu, kad blogas sprendimas yra geriau nei jokio sprendimo. Pasaulis toliau sukasi, o kiekviena klaida virsta pamoka. Svarbiausia tik bandyti. Spaudimą mes galim jausti iš daug ko. Iš savęs, iš tėvų, mokytojų, iš draugų. Bet šioje vietoje svarbu pasižiūrėti, o kieno lūkestį aš noriu patenkinti. Nežinoti, ko nori, yra visiškai normalus dalykas. Mes atrandame tik tai veikdami, o ne laukdami, kad kažkas tai pasikeis. Ir tam yra labai svarbus smalsumas, nes jis padeda atrasti kažką tai įdomaus. Ir apskritai aš manau, kad nesėkmės jos yra neišvengiamos. Ir tai nereiškia, kad jeigu man kažkas nepasiseka, kad aš esu prastesnis nei kitas. Kaip tik tai būna mokymosi dalis. O tame yra labai svarbus poilsis ir prioritetai. Reikia žinoti, kada sustoti, nes jau yra per daug save spaudžiam dėl to. Ir lygiai taip pat atskirti, kas yra svarbu mūsų gyvenime daryti, o kas yra tik tai kažkokie papildomi dalykai. Ir, kas turbūt pagrindinis dalykas, yra visiškai normalu ne viską padaryti iš karto. Ja, tikrai taip. Aš pradėjau sau leisti nežinoti, klysti ir skirti laiko tik savo. Aš dabar stengiuosi dėl dalykų, kurie man yra svarbus. Kai atskiriu tai, ko nori kiti, nuo tai, ko noriu aš, pasidaro lengviau kvėpuoti. Jei spaudimas iš aplinkos atrodo per didelis, pasikalbėkime. Kartais užtenka, kad kas nors tave ir tavo nedrąsias mintis išgirstų. Pasidarys lengviau, pažadu. Kreipkis į jaunimo liniją, paskambink mums telefonu arba parašyk mums į chatą.